Kite pasveikinti įsijungė senoką vaizdo įrašą. Matote, buvo turnyras ir laimėjau visus 9 kartus. Va tik matote, gale 1 kartą pralaimėjau. Nors tie veikėjai buvo pasirinkę įdomią taktiką, šiaip vien tik vinai. Šiandien bus dėžių atidarimas. Pirmą kartą laimėjau čempionatą ir pirmą kartą gaunu Star Powerį. Dar čia PowerPoint'ų turiu 8,5 tūkstančius beveik, trūksta tik tais Squeako, bet gal jį man ir pavyks gauti. Pamatysim. Gadgetas Pemo. O čia gadgetas Sprouto. Tai jau ant didžiausios paskyros gavau 3 dalykus. Matote, kiek visko ką pasiupdėtinti, klausimas, kaip jūs man patarat. Pasiėmam, o jau ir Sproutas visiškai išmaksintas. Taip, manau, kad reiktų ar Tarą, ar Tiką. Nežinau, kieno Star Poweriai geri. Kažkada ir džiną reiks. Na ir nebeleidžia. O gaila. Taip. Einame į dar vieną paskyrą. Gadgetas. Labai gerai. Ant šitos paskyros, kai buvo didžiausias boksų pinigas Lietuvoje, ši paskyra laimėjo ir dar gauna maksą. Na, ši paskyra tikrai verta pergalės. Dar porą megaboksų, čia ant kitos paskyros. Nieko. Taip, užeikite į klubą, aišku, profasai valdo. Lyderių lentoj jis patenka į top 100. Bet čia jau buvo filmuota senai, dabar ir į top 70 patenka. Tai o čia yra paskyra nugalėtoja, dar atidarysim čia boksiukus. Kvestus įvykdžiau, čia kaip filmuoju, matot, sezono pradžia. Sukaupiau 11 tierų ir reiks pradėti. Bet dar noriu parodyti vieną įdomų dalyką. Mažesnių šansų negali būti, nes jeigu galiai yra 2-0, tai reiškia, kad patys mažiausiai šansai kokie tik gali būti. Tai sėkmingesnė, vienu metu buvo, kad nesėkmingesnės paskyros neįmanoma turėti, o dabar sėkmingesnės paskyros neįmanoma turėti. Ko trūksta? Dar netgi 2 epikų ir dar, aišku, surdžalų, kurie irgi skaitosi kaip epikai. Labai daug čia naujų yra. Aišku, ir Maksas, ir 8-bitas, ir Byronas, ir Šuo, ir Piper, ir netgi Geilas, ir netgi Frankas, ir netgi Pemas gauti, ir netgi Belė, ir dar kažkas, ir Bibis kažkada buvo, nesenai buvo, ir Amber. Visi buvo. Na, pradedam. Taip, Kem 6 nieko. Brawl boksas. Nieko 21 koinsas. 10 gemų. 118 pinigų. Na, pinigai irgi gerai yra, kai būna daug. Geriau nei kai būna, pavyzdžiui, 40 pinigėlių ir nieko negauni iš big boksų. Dabar irgi 70 pinigėliai. Kem 7 jau galėjo duoti kažką. Taip, iš šito nieko nėra. Ir 3,9 galbūt, taip. Dar vienas mifikas geriausiai paskyroj. Nors šansų mažesnių būti negali, bet tai nesutrukdė duoti 2 mifikus, Maksą ir Tarą. Šansai, matot, nepamažėjo, tai reiškia, kad mažesnių šansų būti negali. Na, iš megaboksų ir nesitikėjau. Dabar reiks kažką pasiupdėtinti. Penny. Toliau dar Piper kažkur buvo, reikia pagal power level sudėti.
ar poko ar barlį. Neužtenka jiems pinigų. Labai per. Bet nei bi, nei nani keistą mifikus davė. Sėkminga paskyra, ką aš dar galiu pasakyti. Tikrai sėkminga. Tikrai. Ne kiekvieną kartą pamatysi sėkmingesnę paskyrą. Na. Ir dabar antra paskyra. Taip, čia dar daug visokių dalykų nepaimtų yra. Šprautą čia gavom gavom karau, varną tą gavom, belę gavom. Čia epikų netrūksta, o šuo epikas turbūt yra. Jo. Tai pasižiūrim čia, ką anksčiau gavom. O, bi visiškai čia išmaksinta. Meškutė Nita, Eriko Tara, Maksas. Barlis. Geilas. Ir ant Karlo gavom, ir ant Darilo gavau. Bet jeigu aš gavau, tai gausit ir jūs. Tikrai įmanoma viską gauti. Taip. Bet kas yra svarbiausia? Svarbiausia, kad aš pirmas Lietuvoje pasieksiu 1 milijoną prenumeratorių. Jūs mane atsiminsit. Pirmas Lietuvoje pasieksiu 1 milijoną prenumeratorių. Va, kol atidarysiu, paaiškinsiu, dėl ko aš pasieksiu 1 milijoną prenumeratorių. Nes aš skleidžiu labai naudingą informaciją. Ir kartais būna tokia naudinga ir tiksli informacija, kad YouTube'as net trina vaizdo įrašus. Va, jau buvo YouTube'as vieną vaizdo įrašą ištrynęs netgi. Taip, tai atsiminsit mane jūs tikrai. O toliau galim atidarinėti. Iš Big Box'o nieko. Brawl boxas. Pinigėliai. Šprautas. Viskas yra. Va, aš sakau, va, man Supercellas va ir nusprendė viską duoti. Va, jis žino, va, kad aš su klubu tapsiu pirmas pasauly, turėsiu daugiausiai prenumeratorių visoje Lietuvoje, daugiau nei kokie ten Talžūnai, Bartuše, kaip Šūdas, Šiknaskylė, Bartuševičius. Va, tai turėsiu už juos daugiau pinigų, ar tiksliau ne pinigų, o prenumeratorių. Va, pagalvojau čia per Brawl Stars apie koinsus ir pasakiau pinigų, bet turėsiu daugiau prenumeratorių. Tai va, Brawl Stars man pina žodžius, o dabar reiks dar kažkokį kvestuką įvykdyti. Ar ne taip? Va, jūs pažiūrėsit, va, kaip aš moku žaisti. Most trophies, daugiausiai trofėjų. Gal su siurbliu reiks ar su šprautu? Siurblys, jeigu dar nesupratote, tai yra 8-bitas. Tai va, Geilas, Karla va. Nu, su Karlu vieną. Liaudiškai tariant, rungti sužaisim, ne mačą, ne revanšą. Taip, komandoje yra Kultas ir Bo, jeigu neįmatot. Priešininkai irgi turi Karlą. Na, tas Karlas, bent jau šiame susitikime, nėra toks blogas broleris, kaip apie jį kalbama. Jeigu net 33% susitikimo dalyvių jį naudoja, o Bo nusprendė, kad žaisti jam nereikia.
Kaip ir priešininkų komandai ten šilė, man rodos. Ne ten Derilas. Grybą pjauna. Na, 2-2 jam grabas. Tad tikrai daug kam galėtų būti įdomu pažiūrėti. Tad užprenumeruokit šį kanalą ir parodykit draugam. Būtinai. Nes va, jau sakiau, kas bus. Taip, čia šitas, nenoriu pavadinti gaidžiu, bet yra gaidys buvo. Ar ten vištgaidis, nežinau kaip. Tai va, o jie jau surinko 10 gemsų, bet Karlo ir burokėlių tandemą reiks įveikti. Na tad 9-4 jie įsiveržė į priekį, mes vis mažinam atsilikimą, jau 9-5. Ir kol tas nužudė ir pasirūpina, kad dabar jau potencialiai 15 sekundžių skirtų mus nuo pergalės. Ir mes šią pergalę tikrai pasieksim, kaip matau. Jo, tai ačiū, kad žiūrėjot, prenumeruokit kanalą, parodykit draugams, palaikinkit ir iki kito karto.